Šiandien toliau kviečiu Jūs apmąstyti ir melstis kartu lekciją Divina malda su tekstu iš Jono Evangelijos 6 skyriaus nuo 52 iki 59 eilutės. Dabar Jums ir perskaitysiu. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka mane ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Visą tai jis paskelbė mokydamas Kafarnaumo sinagogoje. Taigi šis Evangelijos tekstas, kuris yra Jono 6 skyrius nuo 52 iki 59 eilutės, galima sakyti, yra baigiamoji, baigiamoji dalis, kur Jėzus kalba apie save kaip gyvenimo duoną ir kurią evangelistas Jonas susieja su tuo, kas buvo pasakyta įžangoje. Tačiau čia žinia pagilėja ir tampa labiau pasiaukojanti ir eucharistinė, nes joje kalbama apie tai, kaip padaryti vietos Jėzaus asmeniui esančiam Eucharistijoje. Jis yra gyvybės duona ne tik dėl to, ką daro, bet ypač dėl to, kad Eucharistijos tikinčiojo vienybės su Kristumi esmė jis yra. Taigi Jėzaus duona sutapatinama su jo žmogyste, ta pačia žmogyste, kuri bus paaukota ant kryžiaus už žmonijos išganymą. Jėzus yra duona ir kaip Dievo žodis ir kaip atnašaujama auka, kuris iš meilės žmogui save dovanoja. Taigi ir čia matome, kad tolesnis žydų murmėjimas, bylojanti 52 eilutė, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. Pasmerkia netikinčiųjų mentalitetą, kurie neleidžia savęs atgaivinti dvasia ir neketina susitikti su Kristumi kaip Dievo siųstu asmeniu. Jėzus pabrėžtinai kviečia ir vartoja šią sąvoką, kad jis yra gyvybės duona, kad galėtume dalyvauti jo gyvenime. Jei nevalgysite, kitaip tariant, eucharistinės duonos, negalėsite dalyvauti jo gyvenime. Negalėsite matyti Dievo žvilgsnio, negalėsite matyti pasaulio anapus, nesugebėsite atpažinti Dievo valios, nesugebėsite sekti jo keliu, nesugebėsite būti ištikimi liudytojai, nesugebėsite eiti iki pasaulio pakraščių, kurie yra mūsų paribiai šeimose, santykiuose, mūsų namuose. Neatlaikysime, nes neturėsime esmės, neturėsime ašies, neturėsime stuburo. Taigi, iš tiesų jis skelbia nepaprastus vaisius tiems, kurie dalyvaus eucharistinėme pokylyje. Kas pasilieka Kristui ir dalyvauja jo Velykų slėpinyje, pasilieka jame ilgalaikėje ir intymioje vienybėje. Taigi Jėzaus mokiniui dovanojamas gyvenimas Kristuje pranokstantis visus žmogiškuosius lūkesčius, tai yra prisikėlimas ir nemirtingumas. Tai gilus ir autoritetingas Jėzaus mokymas Kafarnaume, kurio esminiai bruožai yra ne pats apčiuopiamumas, o iš tikrųjų laipsniškas viso asmens ir jo gyvenimo slėpinio atskleidimas. Taigi Jėzus trokšta mums dovanoti save. Atverkime savo širdžius,
Eucharistijos pažinimui vis gilesniam. Atverkime savo istoriją, atnešdami kaip auką, kaip atnašą viešpačiui su savo kasdienybės rūpesčiais. Ir viešpats palaipsniui mus perkeis. Ne pasaulį, ne aplinkybės, bet pirmiausia mus. Ir mes galėsime keisti pasaulį savo požiūriu, savo žvilgsniu ir savo veiksmais. Viešpatie, palaimink kiekvieną iš mūsų. Štai mes, Viešpatie, prieš tave. Atnešame save kaip duoną tau, kad taptume pasauliui gyvybės duona, kad mes taptume tavo žodžių pasaulį ten, kur tu mus siūsi, į mūsų šeimų, mūsų santykių pakraščius. Amen. Būkite palaiminti ir gražios maldos su šiuo Dievo žodžiu. Sudie.